Sezono eigoje aplankoma ne vieną dešimtį ar netgi šimtus klientų ir susidurėm su skirtingom problemom. Daugelis klientų džiaugiasi vešlia veja, tiesiog panaudojus trąšas. Bet įvyksta ir taip, kad kviečia atvažiuoti konsultacijai, kadangi yra neaiškumų, kodėl panaudojus trąšas veja vis dar yra geltonuojanti, nestaigiai auganti. Tuomet atvykstame pas klientus į kiemą ir ieškome tų ribojančių faktorių. Dažniausiai pastebimi būna parūgštėjus dirva, kurios sprendimas yra kalkinimas anksti pavasarį arba vėlyvą rudenį. Antras dažniausiai pasikartojantis faktorius tai yra suslėgtas dirvožemis. Jį mes matome nuo intensyvaus naudojimo, žiemą iškritusio sniego suspaudimo. Ypač tai pastebime, kai dirvožemis yra sunkesnis, molingas ar lengvo priemolio. Atvykus pas klientus mes galime patikrinti, koks yra dirvožemio struktūringumas, kas slypi augalo šaknų augimo zonoje. Paėmus dirvožemio mėginį, mes jau matome, kad augalai leidžia baltas šakneles, kas byloja apie jų vegetacijos pradžią. Matant, kokios problemos vyrauja klientų kiemuose, ieškojame sprendimų. Amerikoje, kur ieškome patirties, matome, koks populiarus yra skystas aeratorius. Taigi lankėmės parodose, važinėjome Vokietijoje, Anglijoje ir ieškojame tinkamo produkto. Tai pagaliau radome. Oksiturfas, skystas aeratorius. Ten, kur negalime atvažiuoti su koria aeracija, rekomenduojame jį panaudoti paskui trąšas, nes tiek trąšom, tiek šiam produktui reikalinga drėgmė jo veikimui. Šį produktą naudojame ir Dariaus Girėno stadione, kur situacija su dirvos suslėgimu yra itin sudėtinga. Produktas yra paruoštas 5 arams. Panaudojimas pakankamai paprastas. Į purkštuvą įsipilame 10 litrų vandens, supilame produktą ir tolygiai paskleidžiame visame plote.